Gerbiami keleiviai, įlipę į autobusą, iš karto pažymėkite vienkartinius bilietus. Jie atėjo pas būrėjas, sako, kotas man išmes, pasakyk mano vėja, komerėti konekes, prieš būrėją jam pirštus, sako, mobiliai prasti, pradėtų save pagrėžtų, gali gali. Mes, ŽDDD. Mes esame RJT teatro Kaminskų šeima. Ir draugai. Tai yra mūsų vardų pirmos raidės. Ir iš jų susėda tokia nesąmonė. ŽDDD. Man asmeniškai, žinokit, Rokiškio jaunimo teatras tai ir daug pasibuvimų kartu. Didelė šeimyna. Draugai. Jau visa beveik ir šeima. Ne, mes minusų neturim, mes turim tik. Mes tik pliusinį. Maždaug metus. Ja, panašiai. Apytiksliai. Mes su juo kartu ir atėjom. Atklydom. Aš lankau 3 metus. Šiais metais šveisim 5 metų gimtadienį. Esam visi draugai. Tai yra tikriausiai tas didžiausias pliusas, kad pas mus nėra tokių dalykų, kad vieni kitus atstumtumėm ir panašiai. Esam komanda ir stengiamės vieni dėl kitų. Tai gavom drąsos ir pasitikėjimo savim, nebijot kalbėti prieš publiką, atskleist kažkaip save ir pats į save pradedi gilintis. Tokius esminius dalykus. Tai kas siekinga. Pavyzdžiui, sienai daužam taurę, susipjaustam pirštą, neatsitraukia užuolaidas, šampanai šaudas, Nuplyšta užuolaidas. Pakeičia muziką spektaklio metu. Šviesas neužsidėti. Kai po spektaklį atsistoja 800 žmonių ir visi iš svetimo miesto, kur tavęs nežino, kažkas nerealaus. Švęsim gimtadienį. Važiuosim į Vokietiją. Tikimės keliausim daug. Šiaip tobulėsim. Esu Justinas Krasiūnas iš Rokiškio, dirbu su jaunimu, statom spektaklius, esam sukūrę Rokiškio jaunimo teatrą. Viskas prasidėjo nuo studijų Klaipėdoje, įgijau studijas Klaipėdoje, įgijau magistro išsilavinimą režisieriaus. Teko statyti su suaugusiais pusdiplominį bei diplominį darbą Rokiškio teatre. Ir netyčia, kaip tik ant mano baigimo mokslo metų, papuolė šimtakojis Lietuvos jaunimo teatro festivalis pagrindinis. Ir man teko ten užsukti ir pasižiūrėti. Ir pamačiau, kad tas jaunimas yra galingas, labai užtaisas, labai stiprus jie. O su jais galima taipogi pastatyti tikrai tikrą spektaklį. Ir tada supratau, kad tai yra galinga jėga. Tai sprendžiau imtis darbo su jaunimu, nes su vyresnių grupė, su suaugusiais jau pas mus buvo režisierius. Pirmus metus aš turėjau nedaug, gal 12 žmonių. Paskui po pirmo spektaklio atėjo į priėmimą apie 60 žmonių. Ir visą laiką viskas pradėjo augt po truputėlį. Iki dabar, kai mes turim jau žiūrovą, kai pas mus 3 spektaklius nebūna bilietų, išpirkti visi bilietai. Rugsėjo mėnesį švęsim 5 metų gimtadienį. Įsimintiniausiai buvo daug, palikta daug gerų žmonių visų pirma, kurie dabar puikiausiai studijuoja finansus, politiką, vadybą. Į teatrą vienas išėjo, muzikos ir teatro akademijoje studijuoja. Tie žmonės didžiausia vertybė. O iš projektų tai literatūros pamokos misijos yra gyvenime ir ją dabar vykdau. Taip, užsiemu fotografiją, tenka paimti fotoaparatą į rankas, kurti. Ir ten fotosesijas, meno. Neatmetu tikrai galimybės, kad ateityje kinų išsimsim. Nes Lietuvoje kol kas tai yra erdvė, kur tikrai yra vietos, kur reikėtų stiprinti ją ir reikėtų statyti filmus, nebijot. Nebijot, sakau, tokių pompastiškų Lietuvų iš visi truputėlį iškrypusi dėl tų profesionalumų ir panašiai. Profesionalumas atsiranda su darbu, su įdarbiu, su tikėjimu, su sėkme. Kažkodėl Lietuvoje jis kažkaip kitaip iškrypo dabar. Profesionalumas beveik atsisijuojasi pinigas. Ne tenai profesionalumas. Profesionalumas yra rezultate, o ne už kokį pinigą tas rezultatas buvo pasiektas.